Taigi sveiki visi, su jumis Double Sky Teamas ir šiandien mes žaisime, o ką žaisime? Skaiblė, o ką? Gerai, vaikėzė, tu pradėk medį kirst. Nieko. Vaikėzas. Manęs tetė neišmokino. Bet aš gerai moku mušti beškėnų žmonės. Aš gerai moku muštis, tad geriau nelys prie manęs. Na Aš taigi, gal padarykime cobblestone generatorių? Dvigubą, Daryk dvigubą. jeigu kas nežino, tai labai lengva. Kur ten tau nežinos profai, gina laiferiai. Jeigu ką, tai Eimantas yra mano laiteris. Gerai, nepradėk. Nes kitai man neužteks bloko, nes trenksiu savo veidą. Užteks. Eik iš ant. Va. Va, dvigubas, jeigu kas nežino. Mano tą pusę, eik į savo pusę. O vagis. Palauk. Išmes man cobblestone. Ne, aš duosiu tau. Tai? Užteks tau ir wooden pickaxe. Jakauji imk. Taigi nusikirsime biškutį. Gal sakyčiau, tu apkask. Kaip manai? Aplink jį. Aš tai čia vat cukranendrių pasodinsiu, todėl kad vėliau galėsim jas parduoti. O beje norėjau jums pasakyti tokį dalyką. Mes filmuojame ne bet kokiam, o MC Joker serve. Pas jo bus description'e. Būtinai užeikite, pažaiskite. Gal norėsit su mumis Sky PvP palošti, ar taip kokiu nors minigeimų, nes čia šitam serveryje jų pilna. Tai vat. Saunas aplinka. Būtinai reikia mums surinkti bent kokį 100 peržiūrų, nes tada mes gausim pinigų. Nu, aišku, ne tikroviai, bet tai gausime tų tokių žaidimo pinigų, už ką mes galėsime nupirkti šitą, pavyzdžiui, kokiu nors itemų, pavyzdžiui, kiaušinių, nes čia labai sunku gauti, kad galėtumėm daugiau padaryti kokiu nors video, o ne taip, kad atsisinti kokį mapą ir tada žaidi jį kelias video padarai ir viskas, jau nėra ką ten daryti. Ne, čia taip nebus. Eimantai. Nu, Medžiamas pavandus. radai seplingų, Ne, nedat. taigi turėjo duot. Nežinau, man nedat. Pražioplinom. Nieko, jeigu surinksime pakankamai pinigų, nusipirksime jų, būtinai užsidirbsime biškį pinigų už kadrą. Taigi man regi 16 mums tikrai užteks. Aš dabar pasidarysiu biškį. Aš paėmiau ten iš stikų iš tavęs. Jau cobblestone biškį. Man reikia pasidaryti koptuką, aš darželį tokį mini darysiu. Žinai, ką aš sugalvojau? Gal pirmą padarom nesibaigiantį šaltinį. Tai va, aš jį padarysiu. Kaip jo gal čia daryčiau. Čia vietos nedaryčiau. Tai koks skirtumas? Jo. Be to, kodėl man patinka žaisti šitame serveryje, todėl, kad čia galima gauti netgi 2 ledo, o iš to labai gerai, todėl, kad gauni tiek ledo pakankamai vandens, kad galėtum pasidaryti kokią nors nesibaigiantį šaltinį, nes jeigu atsisinti kokį paprastą mapą, tai jame būna, jeigu tiksliau, tai man regis tik tais vienas kibiras ir
su vandeniu, man regis, ar tai kaip tais ir tai vat. Neužtenka pasidaryti pakankamai vandens. Na tai kągi, gal biški dar pasikertam, ar taip ką nors darom. Nebloga idėja, jeigu krist. O, matau Ender Dragoną. Aš irgi. Ne, taip. Taigi gal biški taip, kad ir prasiplečiam, tik tais biški nukertam tenais. Turbūt šito Skywalk epizodų bus kokių 10. Nu, gal ir daugiau. Jeigu žiūrėtumėt video, mums labai padėtumėt. Aš to sugrįšiu. Gerai. Na dabar įsėjimis yra apaka. Žiūri sieną. O, tik aš irgi. Na tai ką, grįžau. O, aš ten papindėjau. Labai. Nu, tai kaip galvoji, ką darysime kitą epizodą? Aš tai galvojau apie šitą... O, blemba, griūnu. Išgyvenau. Gerai, kad vandenį padarėjai. Nenugriuvau bent. Tai gal biški pasikertam taip cobblestone'ą. Nu, aš ką tik griuvau. Kur buvo išliekęs. Ne vaikams žinoti. Pats vaikas ir dar sako ne vaikams žinoti. Tik kūdikiams, mažiems vaikeliams gali žinoti. Nu tai tu vadinasi mažas vaikelis. Tai galvoju, ne. Tu mano visą cobblestone'ą gauni. Aš nukertau, tu gauni. Never. Verčiu. Paėmiau visą cobblestone'ą. Biški padarysiu viską taip. Ir beje, jeigu turi daug lavos ir neturi kalvos kokia, tikėkite lavoj. Labai ilgai vienas būtų. Jo, su lava, bet tai rizikuojat prarasti lavą. Nu, bet jeigu žaidžiate šitam serveryje, tai nebėda. Jos galite gauti nu va, parašote spawn. Aš jums parodysiu, kokių čia yra gerų dalykėlių. Eini kartu? Tai žinau. Nu va. Bėgam. Na, tai va, kaip matote, čia galima nusipirkti, parduoti. Cobblestone'ą neįmanoma nusipirkti, jį galima tik parduoti, užteka tik 10 galima gauti, mažoka. Žolės galima va nusipirkti, tik tais, kad biški 16 kainuoja 200, tai va, jeigu surinksime 100 peržiūrų, tai gausim tiek pinigų. Čia galima va, lavos kibiras kainuoja 100 litų. Bet su juo jau jūs galit tiek iškepti dalyko, kiek jūs dar net neįsivaizduojat. Aš išsikepiau gal 2 stekus cobblestone'o ir dar anglies pasidariau iš medžio, gal kokius kelis stekus. Nu tai ir dar nesibaigė, nu tai pakankamai. Vėliau beje norėjau pasakyti, kad mes galvosime nusipirkti tokių vasieklų, nes dabar turėjome tik tais tokias ir tokias. Tai vėliau, nežinau, gal nu ką žinau, gal ant 4-5 video gal mes darysime, nueisime, nusipirksime va šitus kiaušinius ir gal tiesiog subrydinsim, kad turėtumėme maisto. Na tai kągi, gal grįžtame jau į salą apžiūrėję. Mane leidžiu. Ai, beje, ko norėjau jums dar parodyti, tai pamiršau. Ignas nuėjo kaip tik tenais, o aš vos neišgriuvau. Aha.
Nu, tai atsiprašome, biški buvom sustabdę video, todėl kad mums biški pradėjo labai laginti. Nu, tai va, sugrįžome ir norėčiau jums dabar parodyti. Nu, tai va, už ką mes galime gauti daug pinigų. Tai aš jums iš karto skaitysiu, versiu lietuviškai, gal jeigu kas nesupranta, tai norit nemokamų pinigų, papildomų pinigų, filmuokite savo Skyblock gameplay'ų, įkelkite į YouTube, pasidalinkite su draugais. Jeigu peržiūrų bus virš 100, gausite 1000. Jeigu virš 1000, gausite 5. O jeigu virš 10, gausite 10 000. O jeigu 100, gaunate nemokamą VIP. Tai ką aš norėjau jums pasakyti, tai būtinai dalinkite su savo draugais, nes mums reiks lėšų, iš ko mes galėtume pirkti visokius įdomesnių itemų, pavyzdžiui, kokių kiaušinių, kad galėtumėme, tai būtinai mums labai reikia jos. Taigi ką? Tai ką, man regis, šitą video baigsime čia. Tik palauk, kur tu esi? Čia. Tik nepamirškite laikinti, komentuoti, ką norite. Ai, beje, norėjau jums pasakyti. Norite, kad mes filmuotumėme paprastą Minecraft survivalą, gal kokį modpacką, gal kokių kitokių žaidimų. Būtinai balsuokite po šituo, nuo video, kurį sukūriau vienas, todėl kad Ignas nemoka tokių video kurt, pavyzdžiui, nemoka kurt serverių, tai gerai. Su jumis buvome mes Double Sky Teamas ir sakau jums iki kito karto. Taigi, ate!